Sveika, Erika. Sveika, Rūta. Sveiki visi, kurie klausysit įrašo. Tai šiandien startuoja nauja rubrika Lengvi pokalbiai. Ir šiuose pokalbiuose mes su Rūta dalinsimės įvairiom temom. Labai kažkur plačiom, kažkur siauresnėm. Ir tiesiog tai, kas yra palaikoma mūsų subtiliųjų mokytojų. Ir šiandien yra viena iš tokių įdomių temų, tai yra apie mūsų centrą, mūsų kaip žmogaus centrą. Tai gal norisi pradėti ir tokių klausimų tau, Rūta, žinai, kaip tu pati suvoki tą patį centrą, kaip jį matai. Mhm. Taip, iš šitą klausimą būtų galima atsakyti arba labai plačiai, arba labai siaurai. Tai pamėginsiu ieškoti viduriuko, ne? Tai pirmiausia, pradėkime nuo to, kas yra centras. Tai yra tiesiog pasirinktas objektas, nuo kurio mes matuojam. Ne? Tai Mhm. vad šiuo atveju esu aš žmogus. Tai vadinasi, centras yra manyje. Ne, nėra skirtumo, kurioje vietoje aš ten nusistatysiu, bet tiesiog aš esu centras kaip žmogus. Ir tada jau mes einame pažingsniui į suvokimą, kas veikia per tą žmogų. Ne, tai vad, ir hormonai veikia, ir ląstelės veikia, ir veiksmo pilna visada. Bet mes tuo sąmoningai neužsiimam. Viskas vyksta natūraliai taip, kaip turi vykti. Ne? O mūsų darbas yra mąstymas. Mąstymas ir kūryba. Ir va šitoje vietoje tada jau prasideda toksai um, atsisluoksniavimas, kada veikiu aš iš centro ir kada aš savo mintim nukeliauju iš centro. Tas nukeliavimas prasideda tada, kada mes savimi sudvėjojam, kad aš galbūt nemoku to, nesuprantu ano ir man reikia būti tokiam ar kitokiam. Ir tavo idėja, kad aš turiu būti kažkoksai tai, jau yra žingsnis iš savęs. Mhm. Ir Iš tada, kai aš esmės, tai, sakau, iš esmės, tai iš centro tai ir mes neišeinam, mes tiesiog išeinam jo, dėmesio. Taip. dėmesio, išeina tik tai mintis, įsivaizdavimas, kad aš esu ne toks, koks turiu būti. Na, tada Mhm. aš susikuriu įsivaizdavimą, koks aš ten turiu būti. Ir tada dar vienas žingsnis į išorę, na, kad aš bandau atitikti tas sąlygas, kokias turi būti. Na ir tada, va, užsivelia visas tas žaidimas, ne, aš ten turiu daugiau pasimokyti, aš ten turiu daugiau to padaryti, to noriu padaryti, kad aš ten va, būčiau super duper žmogus, kokiu noriu, kad visi, nu, kad mes tokie būtume. Ne, mes, Mhm. nu, taip jau prisikūrė vieni apie kitus. Ir tada, kad aš grįžčiau atgal, aš vėl išeinu iš to įsivaizdavimo ir tų visų sąlygų, ką aš turiu padaryti. Mhm. Grįžtu atgal, ne kokią aš ten save įsivaizdavau, kokią turiu būti. Ir dar kartą grįžtu atgal į centrą, nusimu įsivaizdavimą apie save. Ne? Mhm. Ir va tada, kas lieka, tai lieka tas tikras. Va, o Mhm. tas tikras, tai jisai visada įdomus ir įvairus. Įvairus, įdomus ir vat ką irgi suvokiam, kad tas pats ir centras jis yra kintantis, mes jį vis kitaip galime suvokti, patirti, vat kaip sakai, vat vienas žmogus vienu momentu netgi ir tu pati negali jį pajausti kažkur galbūt krūtinės centre dažnai, nes žmonės jaučia taip kažkaip, vat kažkas su širdim susiję. Na, jeigu centras, tai su širdim tikrai nebūtinai, tą galima jausti ir visų kūnų kaip tokį kaip kanalą, tą galima jausti kažkur ir aukščiau, nu tiesiog kaip kiekvienam yra unikalu tai patirti ir mes esam tame ir skirtingi. Ir, ir tas pats centras kinta, bet tas pats centras jisai turi tas vat prigimtinės, ne, tam tikras energijas, kurias mes tikrai galime pajausti, kad kai esame tame centre, jos, kaip sakant, kaip mūsų tas aromatas išeina. Ane, tai tas pats ir neutralumas, ane, tokia kaip neutrali būsena, taip pat ir stabilumas, ir tvirtumas, ir aiškumas, ir tyrumas, ir kokios dar gali būti tai tos energijos. Kažką gal turi pridurti. Įvairios, na, tada prie tos energijos suriša visas tas mūsų savybės. Nes tyrumas jis yra kaip galimybė būti viskam. Mhm. Ne, galimybė būti viskam ir kurti
naujas idėjas, kart vis kitas ir kitas ir vis nusinulinti, kad, na, nereiktų prisirišti, ne, kad jau jeigu man pavyko, kažkur mano gebėjimas labai puikiai išsiskleidė, kad aš neprisiriščiau prie tokio savęs, nes tai vėlgi jau yra išėjimas iš centro. Taip. Ir dar va, tas čia toksai va, tas išėjimas į centrą, kadangi, kaip mes čia taip kalbam, tas išėjimas į centrą, nes nu, iš tikrųjų, kaip sakom, mes ir iš tikrųjų iš to centro neišeinam, čia toks gyvenimo paradoksas yra, bet tas dėmesys, kai išeina, kadangi mūsų dėmesys yra kuriantis, tai vat, mes tada pradedam kurti. Ir vat, priklausomai, ką mes pasirenkam kaip įrankius, kaip energijas kurti, kaip programas kurti, nu, tai tada mes tokią realybę ir susikuriam. Tai pavyzdžiui, vat, irgi viena iš tokių, ne, kelių programų, kur dažniausiai, na, bent jau dabartinėme laike, ne, dažniausiai apie jas girdim. Ir kolektyvinė sąmonė tiesiog, nu, per jas mes daug žmonių veikia. Tai yra būtent ekstremalumai tie aukos, ne, pozicijos, ne, ir tada to darytojo pozicijos, ne. Darai, tada, nieko nebegaliu, ir tada jau kita pozicija. Ir iš tikrųjų, kodėl, vat, ir man apie tai lengva šnekėti, nes man tos pozicijos yra pažįstamos ir kaip sakoma, pirmiausia, svarbiausia yra ne jas pastebėti ir žinoti, kad, nu, gali būti toks veikimas, nes tai gali pasireikšti ir kažkokiais, ne, mintim, būtent tų pozicijų mintim, ne, taip pat gali pasireikšti ir kažkokiais būsenam, jausmais, ne, tai mes galim įvairiausiai jas atpažinti, bet būtent tada taip ir gaunasi. Nu, pavyzdžiui, kaip mano atveju, tai dažniausiai būdavo anksčiau, nekurdavau iš tos aukos pozicijos, tai nors darytojas irgi buvo labai aktyvus, bet gal daug anksčiau mano gyvenime, vėliau pasidarė jau ta auka labiau aktyvesnė. Tai vat, labai greitai per mintis galiu atpažinti, kurių minčių lygmenyje, nereikia jau ten kad materializuotųsi kažkokiu konkrečiu veiksmu, jau ten jau sukasi tam tikras šablonas, kurį aš galiu atpažinti ir tada jau žinau, kad jau aš savo dėmesiu, savo kūrybiniu dėmesiu nuėjau į tą poziciją ir jau noriu, ir ne tai, kad noriu, jau pradedu kurti mintį, pradedu kurti jausmą ir taip toliau, ne? Ir kaip tada yra svarbu tiesiog sugražinti dėmesį, ne, atgal į save, atgal į tą centrą, kad ir kaip ten, kaip sakom, visi bebūtų, ar tai krūtinė centre, ar tai tiesiog per visą kūną, kad tiesiog išeitumėm iš to kūrybinio tokio iliuzinio, ne, kūrybos tokios, kurios tikrai, na, bent jau mano atveju, tai kuriejas visiškai nebepalaiko. Ir tada kas vyksta, tada automatiškai gyvenimas pradeda griūti. Ne? Nes ar tai būna, tai nereikia kažkokio, na, ta prasme, didelio griuvimo, ne? Tai ta pati diena, ne? Kokia jinai gali tada būti, kokios gali būti mano mintis, mano būsenos ir taip toliau, kai aš tiesiog, nu, kaip mano kūnui yra, koks diskomfortas, kokį jis diskomfortą patiria, kai aš esu tose būsenose, ne? Ir tose mintyse, ir toje vat, programoje. Tai va, ir tiesiog kaip yra svarbu tiesiog dėmesį sugrįžti ne į tą, kas yra artimiausia. Aš tai sakau, kad, pavyzdžiui, man dabar artimiausias yra tyrumas, aš jį lengviausiai išjaučiu, tai aš tiesiog dėmesį grįžtu į centrą, tiesiog tarsi net matau ir net sakyčiau, kad yra labai tikslinga kiekvienam vakare susirinkti savo visą dėmesį, kurį ten išskaidėm per dieną įvairiausias ten situacijas, įvairiausius ten kažkokius patyrimus, ne, susigražinti tą dėmesį, tiesiog įsivaizduoti, kad tu grįžta tas dėmesys atgal į savo centrą, kur nebuvo tikslinga ir tiesiog va taip, na, grįžti tą patį tyrumą ir mokintis veikti iš to centro. Taip, tas centras dar bent jau aš jį išjaučiu kaip tokį užtikrintumą, kad aš galiu. Vat, tai yra gal tas pagrindinis indikatorius, kad aš galiu. Vat, kaip vaikas gimsta, ne, jisai turi tą tokį aš galiu, nes jeigu pas jį atsirastų dvejonė, kad aš negaliu, tai jis neišmoktų vaikščioti. Tai vat, na, paprasta. Ne, tai vat, ta auka arba įrodinėtas, tai visą laiką yra ant to, kad aš negaliu ir kažkokiais tai būdais tai gausiu. Auka tai visą laiką kabinasi į aplinką, į kitus žmonės ar aukštesnės jėgas, nesubtilų pasaulį, kad, nu, čia man padarys stebuklą, kad
aš tiek daug stengiausi per gyvenimą, tiek daug gerų darbų padariau, gelbėjau pasaulyje, ne, ir dabar aš atsisėdau ir laukiu. Ir supranti, kad Jo. Ir va aplinka šita rodo, mintis aš stengiuosi, tai yra viena iš tų minčių, kur aš jau žinau, kad aš jau nuėjau į tą poziciją. Aš jau tiek daug darau ir viskas. Jau žinau, kad ten jau aš jau šitą poziciją nuėjus. Mhm. nu tai va, ir tai jeigu pats nesusipranti, tai tada pasako aplinka, kad, nu, arba išpeikia, kaip tu ten pasakiškai pagaminai vakarienę ir norėjai Mhm. pasirodyti, Taip. kokia tu faina. Arba ne, einam per daug sudėtingesnės situacijas, kur greunama viskas iš eilės, jau, kol galiausiai sugriaunama sveikata. Ne, Mhm. kad tas darytojas, nu, kaip nors jisai sustotų ir baigtų ten kurti iš to įrodinėjimo, kad, nu, pamatytų, kad jisai gali. Nuo ta galia jinai kartais gazdina, nes mes tiesiog nesam prie jos įpratę. Ir realiai didžioji dalis gyvenimo nuo vaikystės, nuo tada, kada patikėm, kad mes kažko negalim, tai va, tiek metų ir skaičiuojam, kiek veikia tos visos programos. Ir tada, kai mes va, grįžtam atgal, ne, tai pirmiausia gali įsijungti pasąmonės saugiklis, kad tai yra nesaugu, Mhm. nes kažkada vaikystėje būti savim buvo nesaugu, ne? Bet mes suprantam, kad tai buvo tik tai vaiko pozicija, kuris, nu, taip suprato. O dabar Mhm. mes veikiam visai kitaip. Nu, ir mūsų pajėgumas kitoks. Na, jau mums Mhm. nereikia laukti, kol atneš, ne, maistą ir mus pamaitins. Mes Tikrai patys taip. galim nueiti ir užsidirbti ir, ne, pasigaminti maisto. Tai va, tas yra galėjimas, kur mes labai paprastose dalykuose galim pamatyti, ką mes galim ir nereikia sakyti, kad mes negalim. Nu, tai Taip, aišku, kad iš jeigu ne, tikrųjų. Mhm. Aš ką vat irgi jeigu aš, suvokiu, kad aha, tame toj pozicijoje, kai, nu, kai aš esu centre, ne? Aš iš karto galiu pamatyti, ką aš galiu. Kai aš susitelkiu tai, ką aš galiu ir taip pat lygiai taip pat pamatyti toje pačioje situacijoje, kas ne nuo manęs priklauso. Kas, nu, ko aš tarsi negaliu. Nu, tarkim, nu, jeigu pats paprastas pavyzdys man ten, nu, tarkim, kažkas ane mašinai, kaip va čia neseniai degė, ne lemputė. Nu tai ta variklio, ne, nu tai aš galiu, tarkim, va, nes aš turiu tokį prietaisą, aš įdedu, aš galiu pažiūrėti, su kuo tai susiję, kodėl tai dega, aš galiu tą laikinai ištrinti, ne, nu yra, ką aš galiu padaryti, bet aš, nu, neturiu tokių žinių, ne, kad aš galėčiau tą automobilį sutvarkyti ir panaikinti tą priežastį, ne, kodėl, ne, ten dega ta lemputė. Tai vat lygiai taip pat, kaip vat mes esam tame centre, mes galime aiškiai pasitikrinti tada, ką aš galiu ir ko aš taip pat negaliu. Ir priimti, nes ta, aš viską galiu, ne ta suabsoliutinta pozicija irgi yra ta darytojo labai pozicija, kada, nu, aš čia viską galiu, aš čia viską pats galiu, nu, tai va čia irgi tai yra ta. Tai čia tikrai nėra apie tai. Tai yra apie tai, kad nu, tu tiesiog labai realiai, labai faktais pasižiūri, ką tu gali, ko tu negali ir tada tiesiog nu, žiūri, kokie yra tie variantai ir ką tu su to galėjimu, ką tu gali kokį veiksmą padaryti ir kur pagalbos galiausiai paprašyti, kur tu negali ne, kažką tais padaryti. Tai čia vat irgi yra apie tai, bet labai gerai, kad apie tai užsiminėjai, apie tą galėjimą, nes tikrai taip tikrai tas vat irgi vienas iš tų centro tokių kaip kai mes pradedam veikti iš to centro, tas labai irgi pasijaučia, bet tikrai nesumaišykit su tuo darytoju, kuris viską gali, nes tada vėl tai yra nėra ta tikslinė pozicija, kurioje, na, iš kurios mes vėl tada veikiam iš tam tikro, nu, kraštutinumo, ne? ne, nes tada atsiranda įrodinėjimas, kad aš viskas vienas galiu viską padaryti. Ne, Mhm. nu, bet nu, mes suprantam, kad nu, va, tu negali pasitaisyti automobilio pati, ne, negaliu nueiti susitvarkyti pati dantį, nes nemoku. Ne, Nu, tai automobilį ten, va. tarkim, tu gali, tarkim, gal žiūrėti kažkokius YouTube video, skirti laiko, nu, bet Ja. kiek tai yra tikslinga, ne, nu, Ja. kiek tai reikalinga, nu, tarsi pačiam daryti, o kiek duoti meistrui, kuris tiesiog tai padarys greitai, efektyviai ir nereikės kažkaip tam labai daug ir gilintis. Tai čia vėl irgi nuo daug ko priklauso, kiek tu galbūt tyrinėji, ne, nori būti irgi, nu, mechanikas, ne, ten meistras ir taip toliau, tai tada taip, tai tau yra tikslinga, ne, ten gilintis į tai.
bet visą tai reikalinga sužiūrėti. Tai vat vėl prieinam prie dar vieno tokio svarbaus momento - netikslingumas, ne? Kai mes esame savo centre, tada tas labai jaučiasi, ne? Kur, kur yra tas tikslingumas, ne? Nes e, nu, tiesiog žinai, ne, ką reikalinga tikslinga padaryti, o į ką tiesiog tavo dėmesį reikalinga nuimti. Ir tas jaučiasi ir per tai, kad, nu, tai yra tas toks ir asmenis pajūtimas, bet taip pat labai ir per tai, ką mokytojai, ne, kur tą dėmesį yra tikslinga palaikyti, ne, ir mokintis to, ne, galbūt automobilį tvarkyti, ne, o kur yra tiesiog, nu, tiesiog žinai, kad tai nėra tau reikalinga ir tu tiesiog ieškaisi tada tos pagalbos, kur tau gali padėti, ne, tai sutvarkyti. Tai vat yra, aš praktiką vieną tokią darau, kur irgi tai yra būtent susitelkiu kaip į savo centrą, dėmesį susigražinu irgi iš visų įvairiausių tų pozicijų per visą dieną, ar tai, nu, nesvarbu, kuriuo metu aš tą praktiką darau, bet tiesiog susigražinu iš įvairiausių ten tų situacijų, minčių, dėmesį savo ir tiesiog irgi plečiu tą centrą. Tai čia vat irgi kaip, nu tarkim, jeigu aš jį įsivaizduočiau, nu aš įvairiai įsivaizduoju, nėra pas mane vieno tokio įvairiai, bet aš matau, kaip jisai plečiasi už kūno ribų, jisai tada apima mano kambarį, tada jisai apima, matau, kad miestą apima mano, tada ten, nu ir plečiasi toliau, ne, ten tą visą valstybę apima, tada visą žemę apima, tada visą galaktiką ir tada visą visatą. Ir taip, nu, mes plečiam, kodėl, nu, mes ir dalinamės, ne, kodėl tai yra svarbu, ne, į tą centrą susitelkti, nes aš, vat, ką irgi suvokiau per savo praktiką, ne, kad tu iš tikrųjų, vat, bežaisdamas tą žaidimą, ne, nu, vat, tarkim, jeigu mes kalbam apie aukos ir to įrodinėtojo tas pozicijas, galiausiai nu jos griūna, ne, nes jos nėra tos pozicijos, nu, čia yra tik tai, nu, iliuzinės, ne, pozicijos ir kurį laiką tai taip, nu, kaip pat ir pati žinai, ne, nu, tiesiog žaidi tas žaidimas, bet kuo labiau yra žmogus sąmoningesnis, kuo jisai labiau gali susivokti, kuo labiau jisai gali ir turi potencialą savo galę išplėsti ir savo potencialą panaudoti, tai tuo jam mažiau yra iš tikrųjų subtilus pasaulis, nu, tas pats kūrėjas, ne, jisai leidžia žaisti šitą žaidimą. Dėl to, kad tai nėra tikslinga, mums yra tikslinga susitelkti į kūrybą, nu ir tada nu, kas, nu, tada tiesiog tu kažkur tais, nu, iš savo asmenės patirties, ne, kažkur tais nueinu tas pozicijas, darosi be galo nepatogu fiziškai, galiu susloguoti, ten, žodžiu, temperatūros nesukilti, nes jau visa, kas man rodo, kad iš tikrųjų veikti iš tų pozicijų nėra tikslinga. Bet ką aš suvokiau, kad iš tikrųjų kartais, kadangi vis dar aš nueinu, nu, va, tarkim, mane į kažkokias aukos pozicijas, aš per tą poziciją pradedu pažinti centrą, nes, nu, va, tarsi aš nueinu ekstremumą ir aš tada susivokiu ir grįžtu atgal į centrą. Ir vėl nueinu ir vėl susivokiu. Nu, tarsi, kad man vis dar per tam tikras situacijas aš nueinu į tą. Ir tada man susivokiu ir grįžtu, žinai. Ir tada galvoju, nu gerai, tai aš galiu taip daryti, kol man tarsi nusibos, arba aš galiu atsisėsti ir kasdienę praktiką pasidaryti kaip to centro stiprinimą. Kad tiesiog, nu, aš kuo mažiau tada norėčiau ir man būtų įdomu vis dar eiti, nu, tarsi, nu, nesusivokti, nes, nu, kas yra, taigi mes nedarom tų dalykų taip, kaip, nu, kaip sakyčiau, tyčia, ne? Nu, vat aš dabar, vat, eis ir pažaisiu šitą žaidimą. Nu, mes tai tie sąmoningi žmonės susivokiam, kad tai nėra tikslinga. Mes tikrai, nu, vat, kiek galim, tai susivokiam, bet kažkodėl tais nenueinam, nes kažkur vis dar nesusivokiam pradžioj, ne, kai ta situacija kažkokia kyla, tada eina vis gilin, kaip ane ten pas mane lemputė užsidega, paskui sloga pateina, paskui, žodžiu, skrandis skauda savaitę, ne, ir tada, nu, kur atrodo, jau tu ten seniai turėjai susivokti, bet vat, reikėjo daryti iki tam tikro taško, kur tu, ai, nu, ir tada vėl atgal, ne. Tai tiesiog mano suvokimu, tavo praktika, kai tada vat, išplėti ir plėti tą centrą ir tada pažindinėsi su tuo centru, kuris yra nuolat kintantis ir tiesiog padeda nebeįtinėti į tai. Žinai, daug greičiau susivokti, o galbūt net ne tiek, kad jau greičiau, bet vat, kaip mintis tik ateina ta, vadne, ten, oi, aš tiek visko, nu viskas.
čia aišku, į kokią poziciją aš jau čia noriu įlysti ir aš jau čia stop sakau, ne? Ir vat, anksčiau tiesiog ir pasistebėti ir kartais tiesiog jau minčių lygmenį užtenka. Nebereikia, kad materializuotųsi vat, per kažkokias vat, sudėtingesnės situacijas, kada ten lemputės dega, skrandžiai skauda ir, žodžiu, slogos puola slogos, nu, nes čia nieks nepuola, aišku, bet ateina tik į pagalbą, kad susivoktum, nu, kad nebereikia įti tą poziciją. O kaip tu, Rūta, kaip pati tu irgi žiūri, kad nu, veiktum iš centro, žinai, kas tau padeda? E, tam tikri pratimai, bet esmė, kad, nu, vis tiek aš pamatau, kur yra auka ir kur yra įrodinėtas, ne? Tai aš negaliu vieno patraukti, nes jeigu aš vieną patrauksiu, tai tada automatiškai išsiplės kitas. Tai vadinasi, arba juos keliu per pusę, ne, arba juos abudu nustumia į šoną. Mhm. Na, tada jau aš atsitapatinu, ne, nes tarkim, kai paimsim kokias dvi kaukės, viena, na, aukos, kita darytoja, tai vad, kada aš jas pamatau, tai jau vadinasi, jau aš nebesu tai, ne, nes jau Mhm. yra bent jau mikroplyšys, kad aš tai pamačiau. Na, ir tada kas tas, kuris pamatė? Na, ir tada grįžtu į save ir atsitapatinu, nes tas išėjimas į išorę gaunasi per sureikšmį. Mhm. Jo, tam tikrų įvykių, ne, nu ten man kažkas kažką pasakė, viskas drama begalinė, ne, ir tada jau mes į nuoskaudas ir jau viskas. Nu, tai nieko neturi bendro su ta vidinė galia, kuri kuria, ne, kuri Mhm. kuria. Bet kadangi, nu, taip jau nueina ta kūryba, kad, nu, šiuo metu mes taip sugebam, nu, tai taip jinai ir einasi. Tada mes toj kūryboje tokio irgi susivokiam, ne, va, kaip tu sakai, Jo. reikia nueiti tiek, kad, nu, susivok. Ir tada grįžtu atgal. Ir va tas momentas, ne, kada aš bent mikro pagaunu tą pojūtį savęs, aš jį plečiu. Mhm. Tai vadinasi, kad tas pojūtis turi ant tiek išsiplės, kad aš jausčiau visus savo kūnų, užfiksuotų mano protas, mano psichika ir kad jinai atpažintų, ne, Mhm. kad jinai atpažintų tą būseną, kad vat yra taip, vat bent jau toks atspirties taškas. Aišku, tai irgi nereikėtų išsikabinti, nes tas pojūtis jisai yra kintantis savęs ir kiekvieną kartą mes galim save išjausti kitaip, ar tai vis didesnė, ar su kažkokiam tai naujom savybėm ir nereikia to gąsdintis. Nes gali būti taip, ne, kad kažkurį momentą pagausim save tokį, kur nu, gali baisu pasidaryti, nes nu, neaišku visiškai kas ten. Ne, Mhm. o ten galbūt visiškai kažkokios naujos savybės, naujos mintis, kur ten nu, šiame momente aš gal susigūšiu, bet tai yra ne tas rezultatas, kuris bus po 10 ar 20 metų, o ne Mhm. per tą laiką aš nueisiu žingsnius ir manęs tai nebegąsdins. Mhm. Na, tai va, Tikrai tai taip, bet vėlgi neturim pasižiūrėti. tikrai taip, tai vat, šiandien irgi vat, važiuodama automobiliu apie tai galvojau, vat, dėkingumas yra, žinai, buvo už tą savo pačios, tą nueitą kelią, už tas įvairiausius tos patyrimus ir už tai, kad, nu, tiesiog, vat, tai, kur dabar aš esu šią akimirką ir tai, ką aš patiriu, ne, ir tas bendradarbiavimas, kuris vyksta su subtiliuoju pasauliu, tai, nu, nu, visiškai, jeigu kas man būtų pasakę prieš pačius, kad ir kus 5-6 metus, kad tai galima daryti ir, ta prasme, ir tokiame ligmenyje, ir, ir, ir kaip pasižiūri, kiek to kelio nueita ir kaip tai yra įprasta šią akimirką. Nu tai taip, nu prieš 5 metus man tai būtų pasakę, tai aš tikrai būčiau, nu gal mažiausiai, nenustebusi, ne, kad iš viso tai yra įmanoma. Bet vat šiandien tai yra absoliučiai man natūralu. Tai va tas irgi, žinai, kad jeigu apčiopi save tikrai labai kitokį ir labai neįprasta, tai nereikia, va jo, nu, tiesiog atsiveri, pasižiūri, pasitikrini ir kad tas sąskambis, ne, būtų tas artumas, nes tai esi tu, tik tai ta ateities tavo versija ir tiesiog leidi jai būti ir nes jinai jau pradeda tave įtakoti, ne, šią akimirką. O kitas dalykas, bet apie ką norisi, žinai, irgi pasakyti, kad, na, iš tikrųjų ta mūsų atmintis labai kinta ir reikalinga nebe ieškoti savęs toje praeityje. O, žinai, kaip buvo, nu, tarsi įprasta, ne, mums eiti per visokias
praeities istorijos tai mums įprasta eiti, ne? Kartoti ir O aš kartoti ten, man įvairiausias ten buvo. kas ten buvo, ką aš ten patyriau kaip vaikas, ten ir žodžiu, ir susikelti tas įvairias emocijas, ne, ten būtent tų visų patyrimų. Aš pastebėjau, kad irgi mes kartais net ir nemokam neutraliai pasižiūrėti savo tą praeitį. O jau ką kalbėti, jeigu ne neutraliai pasižiūrim, tai ten susikeliam tikrai, kas nėra nei naudinga, mums nei tikslinga šią akimirką. Bet atmintis iš tikrųjų kinta. Ir mums reikės po truputėlį prisiderinti prie to, kad mūsų ateitis bus, ta atmintis ateina iš ateities. Ir kad va tie, tos visos mūsų tos ir aukštesnės versijos, tobulesnės ar ne versijos, nes nu vis tiek, na, mes esame kaip sąmoniniai žmonės, na, renkamės neaukti ir tobulėti, tai jau natūraliai, kadangi yra mūsų tokia intencija ir mes dedame į tai žingsnius, na, tos mūsų ateities versijos yra tobulesnės, ne? Ir kad mes galėsim visiškai lengvai, absoliutiškai lengvai eiti į tą pačią ateitį ir komunikuoti su savo ateities situacijom, ateities savo versijom, ateities energijom. Ir va tada, va tas, kaip tu sakai, tas išgąsčio jo net nebus, nes tai bus taip įprasta. Taip, kad mūsų atmintis taip pat kinta. Jis keičiasi į tai, kad mes dabar pradėsime vis labiau komunikuoti su savo ateitimi, ateities santykiais, žmonėmis, sąmonėm įvairiom iš ateities, su savo versijom iš ateities ir tai bus lygiai taip pat įprasta mums, kaip dabar mums įprasta eiti į praeitį ir ten matyti save ten prieš 10 metų kažkaip. Tai, nu, tai lygiai taip pat mes galim netgi, žinai, atsisėsti ir padaryti praktiką, nupiešti save iš ateities. Na, tai vad kaip dabar, va, ne, mes turim nuotraukas iš praeities savo, kur ten galim pasižiūrėti, kiek mes pakitom, kiek mes vat, fiziškai nepaaugom, ar ten su akiniais, ar be akinių ir taip toliau, ar plaukais vienokios ir kitokios spalvos, tai lygiai taip pat mes galim su tom ateities savo versijom, šio gyvenimo ateities versijom taip pat susisiekti ir tarsi vat irgi nupiešti, ne, arba netgi rasti kažkokius atitikmenis. Galiausiai dabar yra net dirbtinis intelektas, kur galim sudėti tam tikrus, ne, savo, vat, kaip mes matėme mane galbūt savo vidiniai vizijai, kaip ta mūsų ateities versija atrodo ir tada jisai gali tai labai lengvai paversti, na, nuotrauką, ne? Tai yra visiškai, va, tai vyksta ir jau vyksta ir aš esu tai patyrus ir tu turbūt, Rūta, esi tai patyrus, žinau, kad tikrai ne vienas žmogus. Ir tai tikrai bus tų patyrimų daugiau, nes ta praeitis, jinai užsidarinėja vis labiau ir vis labiau atsiveria ta ateities tos energijos, nes ta ateitis mus jau dabar įtakoja, tik mes dar tiek to nesuvokiam, bet pradėsim vis labiau tą suvokti. Ir lygiai taip pat mes galim paklausti savo ateities versijos, koks tas yra mūsų centras ir kaip jisai jaučiasi ir tikriausiai gausim nu, dar įvairesnį ir įdomesnį informaciją, negu mes šią akimirką suvokiame. Tai aš tai gal siūlyčiau tokį, nu, vat, prieš mums baigiant pokalbį, tiesiog ir susitelkti tą centrą net tom keliom minutėm visiems kartu, kas žiūrės įrašą, nes pavieniui visą laiką yra vienas rezultatas, kai mes susitelkiam, o kai mes kaip grupė, tai visą laiką dar kitaip išeina ir galim pažiūrėti. Gal dar kažką, Rūta, norėtum pridėti apie tai, apie centrą? Ką čia ir be pasakysiu, tada gal įvedant, ne, kad kaip žmogui išeit, kuris, nu, va, šią akimirką, ne, kažkurioje ten ar aukos, ar įrodinėtoje pozicijoje kažkur sureikšmės, ne, kad turėt minty, va, kad viena dalis yra tokia, kita dalis yra tokia, ne, va, ir tada jas arba patraukiam į šoną, arba jas abidvi nustumim, ne, ir tada į tą centrą, va, į tą centrą be tų dalių. Ir iš tikrųjų kiekvienas įvairiai, nes kiekvienas mes esam tose įvairiose tose etapuose, nes žinau, kad yra žmonių, kurie sakys, o tai ką čia savo dalis atstumt. Ne, tu gali jas priimti, tu visiškai gali jas tiesiog matyti, jos susilieja ir įeina į tave, ir jos susijungia ir apsijungia, ir tu grįžti į tą centrą, kuris yra neutralus. Visiškai čia irgi yra apie tai, kad, nu, kaip yra patogiau. Kitam yra etapas, kuris jis sako, aš kaip tik, nu,
patraukiu, bet patraukiu ir galiu tai visiškai lengvai padaryti. Tai čia kiekvienam yra irgi, kaip jaučiasi, ne, nes kiekvienas yra tokiam labiau prieimimo etape, vat, na, savo, va, tą meilę savo, ne, kada tu tas visas savo dalis matai ir tu jas myli, nes, na, lygiai taip pat ir man, aš kažkaip visą laiką irgi per tokią kaip meilę, prieimimą, nes, nu, visai. Bet būna ir momentų, kada aš sakau, stop, traukiamės. Taip kad tai tikrai bent jau man nėra konkretaus tokio, va, kad vieno, bet aš žinau, kad nu, visai man irgi buvo įvairiausių tų etapų, nes ir tikrai vieni eina to meilės keliu, kada viską priema savyje, kiti eina žminties keliu ir dar visokiais kitais keliais, kuriam tai mes kiekvienas tikrai labai unikalus, tai mes nesakom, kad čia turi būtinai atmesti ir patraukti, gali ir sujungti ir priimti ir apkabintas dalis, bet svarbiausia, kad grįžti į savo centrą ir ir veiki iš jo. Tai čia yra tas svarbiausias momentas, ne? Gerai, tada ką, tada, na, susitelkiam tom keliom minutėm. Čekim, kiek jau čia to laiko. Mes ką su Rūta padėsim jums padaryti, tie, kurie žiūrės įrašą, tiesiog palaikyti tą dėmesį ties centru. Ir kad tiesiog būtų paprasčiau pajausti tą centrą, pajausti, kaip šią akimirką jisai jaučiasi. Tai vėlgi labai taip, nu, lengvai, atvirai priimkit, kaip šią akimirką tas centras gali jaustis. Tai pirmiausia, kviečiu irgi tą visą dėmesį savo surinkti, kaip tos galingos sąmonės, kuri daug kuria, daug grožio kuria, daug kokybės kuria. Kartu kuria galbūt ir tai, kas jau nebetikslinga, iš to tam tikrų įpročių, iš inercijos visaip yra. Tai tiesiog surinkite savo tą visą dėmesį iš tų įvairiausių tų situacijų, minčių, jausmų, būsenų. Irgi vizualizuokite, kaip jums irgi artimiausia. Galite matyti, kai tokios šviesos dalelytės tiesiog sugrįžta į jūs, kaip jūsų tą fizinį kūną, į tą centrą sugrįžta, į tą brandolį. Gali jausis ir šiek tiek toks nenoras ar pasipriešinimas tai daryti, viskas gerai, leiskite ir tam būti ir tiesiog surinkite tas dalelytes. Ir tiesiog matykite, kai dėmesys sugrįžta ir iš to centro jaučiasi toksai spinduliavimas. Ir pasižiūrėkite, kaip tas spinduliavimas jums, ką, ką jisai sako, gali būti kažkokia ir žinia, gali būti kažkoks pajautimas tam tikro atspalvio energijos. Geriausia tai iš tikrųjų tai pajausti tokį neutralumą, tai yra, jaučiasi, kad tai vat yra tai, apie tai, ką mes galime pavadinti kaip centru. Tai tam tikras yra toks nusinulinimo momentas, neutralumas. Ir tada fiksuokite, kaip jums tiesiog kokie yra pojūčiai tiek kūne, tiek minčių lygmenyje, tiek jausminėje sferoje. Galbūt ateis kažkokia žinia ir iš jūsų aktyvios aukštesnės sąmonės. Jūs kaip tvirtai esate ant žemės taip pat. Kokie tvirti esat, stabilus.
Pasistebėkit, kaip per jūsų tą centrą kaip žmogaus nori pasireikšti visuma. Jūs kaip visumos dalelė šią akimirką, tiesiog kaip jūs atspindi tą visumą. Toks lengvumas buvimo, lengvas džiugesys. Patyrinėkite tam tikras energijas tame centre, kas jūs kaip per sąsiuvį patraukia, galbūt lengvumas, galbūt džiugesys, galbūt tyrumas. Svarbiausia, atsipalaiduokite tame patyrime savęs. Taip lengvai, paprastai, džiugiai. Ir dabar tiesiog irgi tą savo centrą pradėkite plėsti, kad jisai išeina už kūno ribų, išsiplečia į visą kambarį. Tada išsiplečia dar plačiau, apima visą pastatą, kuriame esat. Tada išsiplečia per visą miestą. Per visą šalį. Per visą žemę. Ir fiksuokite tą pojūtį, ką reiškia būti išsiplėtusiam centrui per visą žemę. Tada dar plėskite savo centrą per visą galaktiką. Ir išplėskite į visą visatą. Su tokiu išsiplėsusiu centru tiesiog dėmesiu sugrįžkite į savo kūną. Ir atsimerkime. Atsimerkime. Nu, koksai platus gali būti didelis mūsų centras. Koks daugiamatis, daugiaplanis ir kiek atspindintis įvairiausių pozicijų ir taškų. Jo, galbūt net pavyks apčiuopti kažkurio momentu, kad tas centras ir yra vienis. Mhm.
Ne, kaip žmonės vat momentais patiria, viskas yra viena. Tikrai taip. Tai ką su šita gražia Taip, meditacija, pasibuvimu ir pokalbiu ir irgi parašykite komentaruose, kas irgi ir meditaciją padarysit ir tiesiog paklausysit pokalbio, kad irgi kas jums yra tas centras, kaip jūs išjaučiate jį ir, kaip sakau, visi esame labai unikalūs. Ir tada, ką mes su Rūta atsisveikinsim šį kartą ir iki kitų greitų susitikimų lengvuose pokalbiuose. iki.